Kai skrenda kamuoliukas, muši kamuoliuką, jis nusileidžia į kietą žemę ir negali žinot, kur jis atšoks, į kurią pusę atšoks. Todėl ir darbas čia yra labai dinamiškas, nenuspėjimas, labai reikalaujantis koncentracijos, kaip ir golfe, reikalaujantis būti visada atidžiam ir nuosekliam. Manau, kad tos savybės iš tikrųjų ir golfe, ir diplomatinėje veikloje Afganistane labai panašios yra. Vygaudas Ušackas, kai randa bent porą valandų laisvo laiko, o tai Afganistane nutinka retai, stengiasi atsipalaiduoti nuo nesibaigiančių susitikimų ir pasitarimų žaisdamas golfą. Ekstremalus Kabulo golfas, tokį pavadinimą turi šis žaidimas vykstantis tarp akmenų, žvirgždo, uolienų ir griuvėsių. Neretai tenka laikyti saugumo reikalavimų, nes netoliese specialistai renka minas, po kurių žemė lieka nusėta kur kas didesnėmis nei golfo duobėmis. Ekstremalus golfas Kabule, bet būdamas golfo laukose irgi bendrauju su vietiniais afganais, ar tai būtų tiesiog ten gyventis vietiniai gyventojai, ar vietos kokie politikai, ar šiaip darbuotojai. Bendrauti Vygaudui Ušackui būtina, kad puikiai perprastų karo nualinto šalies kasdienybę, nes būtent vietos aktualijų išmanymas labai svarbus, norint tinkamai atstovauti ES Afganistane. Buvusiam euroderybininkui ambasadoriui užsienio reikalų ministrui Vygaudui Ušackui pernai balandį patikėta derėtis visos bendrijos vardu ir koordinuoti Europos veiklą Afganistane, valstybėje, į kurią atskridus pasitinka užrašas "Sveiki atvykę į drąsiųjų šalį". Vygaudo Ušacko nuomonė asmeninė diplomatija nepamainoma norint užsitikrinti vietinių prielankumą bei pasitikėjimą. Neformalų santykiai padėjo įsikapstyti ir iš ne vienos krizinės padėties. Yra keletą kitų konkrečių bylų ir atvejų, kuriuos aš manau kitaip nebūčiau galėjęs padėti spręsti, tačiau apie juos negaliu kalbėti. Pasaulis vis bando suprasti Afganistaną ir jo gyventojus, bando padėti sukurti ne tik šalies valdymo mechanizmą, bet ir paprasčiausią infrastruktūrą elementarioms paslaugoms, tokioms kaip gyventojų švietimas ar medicininė priežiūra. Tačiau Afganistano gyventojai sako, kad dar daug užsieniečiai apie juos nežino, todėl ne visada pagalba naudinga. Karo vadeivos Afganistane vis dar užima aukštus postus vyriausybėje, todėl liaudis klausia, kodėl ES ir Amerika nesiima prieš juos jokių veiksmų, nes tie vadai per pilietinį ir politinių partijų karus sunaikino šalį, išžudė apie milijoną gyventojų, privertė milijonus emigruoti. Tie vadai nusikaltėliai, jie turi būti nubausti ar bent jau nuvesdinti į teismą. Štai ko mes norime iš Europos ir Amerikos. Amerika padedama NATO į Afganistaną įsiveržė pradėjusi karą su terorizmu. Nuo to laiko prabėgo 9 metai, o teroristų galutinai palaužti nepavyko. Tačiau milžiniškos lėšos skiriamos ne tik kariniams veiksmams, bet ir Afganistanui atstatyti. Tai yra šalyje, kuri yra viena vertus yra vietų, kur jautiesi kaip Europai 21 amžiui, bet kaip aplankai tolimus kaimus ar galų gale ir tame pačiame Kabule gali pasijaus, kai nėra nei vandens, nėra nei vandentikio, nei elektros kai kuriuose vietose. Ir tai didžiuliai tie kontrastai. Todėl labai svarbu tos projektus, kuriuos mes vykdome, kad jie atitiktų realybę Afganistano. Lietuva Afganistane padeda atstatyti vieną provinciją ir skiria kelis milijonus litų. Tačiau tiek Lietuvos, tiek visos Europos veiklą koordinuojančiam lietuviui tenka valdyti 100 kartų didesnius pinigus. Europa kasmet Afganistanui skiria maždaug milijardą eurų. Daugiausia lėšų panaudojama 3 srityse. Viena iš jų kaimo raida ir žemės ūkis. Pavyzdžiui, už Europos pinigus įvairiose Afganistano provincijose nutiesta daugiau kaip 10 000 kilometrų asfaltuotų kelių ir finansuojami laboratoriniai tyrimai, kurie padeda nustatyti, kokios sėklos geriausiai pakeistų aguonas, iš kurių gaminami narkotikai. Antroji sritis – Afganistano valdymo tobulinimas. ES tikrai turi jau patirtį, istorinę patirtį perteiktą vidurio rytų Europos šalyse, gerinant aplamai savivaldos ir vyriausybės organizacijų veiklą ir valdymą. Ir čia mes vėlgi, manau, ir Lietuva, ir kitos vidurio rytų Europos šalys gali prie to prisidėti. Trečioji sritis, kuriai reikia milžiniškų lėšų – sveikatos priežiūra. Kartu su Pasaulio banku ir Amerikos administracija Europos valstybės remia ligoninių priėmimo punktų statybas, moko gydytojus ir padeda gerinti sveikatos apsaugos ministerijos administravimą. Čia tikrai yra padaryta labai ženkli pažanga. Jeigu lyginant 2001 metais, kai Talibanas buvo nušalintas, tik 6% Afganistano gyventojų turėjo galimybę pasinaudoti pirmąją
medicininę pagalbą, dabar tas skaičius yra išaugęs iki 65%. Nors pažanga didelė, sveikatos priežiūros sistema Afganistane vis dar susiduria su begalė iššūkių, dalis jų kultūriniai. Dar viena problema yra ekspertų trūkumas. Jų trūksta tiek rajonų ir visos šalies administracijoje, tiek pačiose ligoninėse. Ypač stinga moterų gydytojų, o vietos kultūra neleidžia moterims eiti pas vyrus gydytojus. Afganistane sveikatos priežiūra gyventojams nemokama. Dabar jie iš esmės priklauso nuo užsienio skiriamų lėšų. Ir praeis dar ne 1 metai, kol šalies valdžia pati savo jėgomis sugebės užtikrinti nemokamas medicinos paslaugas. O kol kas, kaip sako patys afganai, tie, kurie gali sau leisti vietinės ligoninės, nei nosies nekeša ir renkasi Pakistano ar Indijos gydymo įstaigas. Sunkiai sergantys ligoniai taip pat vežami gydytis į kaimyninę šalis. Reporteris Rimantas Vančys, Kabulas.